Jeigu gerbėmieji manot, kad darant nuo pirmos dienos sąžiningai verslą Lietuvoje pralopsit, tai bijau neužteks gyvenimo. Skamba baisiai, tiesa, ir čia yra visai ne mano žodžiai. Tai yra komentaras, kurį po vienu iš savo video, kuriuo pasidalinsiu šičia, gavau nuo Renato Bernoto. Ir iš tikrųjų šiandien aš buvau suplanavęs įrašyti visiškai kitą temą, pasikalbėti, pasidalinti su jumis visiškai kitomis mintimis, visiškai kitomis istorijomis. Tačiau perskaitęs šį komentarą, aš negalėjau sau leisti į jį neatsakyti. Ir iš tikrųjų, žinot, mano santykis su komentarais yra pakankamai griežtas. Jeigu tu rašai šūdus, jeigu tu rašai nesąmonės, report, ban, delete, neįdomu. Tai yra mano kiemas, sveikinu ir priimu tik tais pozityviai nusiteikusius žmonės. Tačiau Renato komentaras yra jo nuomonė. Ir tai, Renatai, kad tu šį komentarą parašei viešai, aš darau prielaidą, kad tu esi pasiruošęs viešai diskusijai. Na, iš karto atsiprašau, jeigu tau nepatiks mano nuomonė, tačiau aš jaučiu pareigą ir jaučiu norą atsakyti į tai, ką tu parašei. Pirmus savo verslus aš pradėjau dar baigęs mokyklą 1997 metais ir nemeluosiu, mano pirma pradžia buvo turbūt abejotinos kokybės, abejotinos vertės ir tikrai nepasakyčiau, kad ėjau teisingų kelių. Tačiau, kad greitai padariau išvadas ir supratau vieną paprastą dalyką. Nesąžiningai daryti verslą man nepatinka. Nesąžiningas verslas man asmeniškai atnešė žymiai daugiau streso, nesusipratimo, nes prie viso ko, ką reikia daryti versle, dar atsirado baimė pažeisti įstatymą, baimė būti pagautam, dar papildomi klausimai, kaip tą įstatymą apeiti. Ir aš manau, daugelis žmonių susiduria su klausimu, užduoda savo klausimą, kaip iš tikrųjų reikia daryti verslą. O gal tie mokesčiai yra nesąmonė, o gal valstybė rimtai mus smaugia, o gal vyriausybė nori iš mūsų viską atimti. Ir galvodamas apie tai, aš labai aiškiai suvokiu, kad mums visiems labai norisi rasti priežasčių, kodėl mums nesiseka. Mums visiems norisi rasti paaiškinimą, kad mes esam teisūs, kiti yra neteisūs. Visiems mums norisi kažkaip apsaugoti save, susikurti, žinote, savo burbulą arba iliuziją, kad mums nepasisekė dėl kažkokių papildomų priežasčių, dėl kažkokių aplinkybių. Ir man visą tai primena mano antrą pusę, mano žmoną. Kaip ir visi sportuojantis, aš turiu dvi fazes. Viena fazė yra, kuomet aš stengiuosi priaugti svorį ir valgau labai daug, kita fazė, kada aš metu svorį. Ir žinot, kai aš esu toj fazėje, kada daug valgau, mano žmona pastoviai sunerimsta. Jis man sako, kada tu esi toj fazėje, kai augini masę, kai augini svorį, aš tiek daug svorio priaugu, nes mes nuolat daug valgom, aš visada derinuos prie tavęs ir vat gal tu pradėk jau, dabar jau pradėk mes svorį, nes ir man reikia numest svorio. Galvoju, na taip. Labai patogu ir lengva yra apkaltinti kitus. Nors iš mano pusės, mano žmonai nereikia jokio svorio mesti, bet aš manau, moteris puikiai supras ir moteris puikiai įsivaizduoja, kad, žinot, tie papildomi kilogramai jūsų galvoje yra jūsų asmeninis reikalas. Tačiau šitoj situacijai aš labai gerai aiškiai suvokiu, kad mano atsakomybė yra tai, ką aš darau, o jos tai, ką daro jinai. Ir aišku, šita situacija yra daugiau su humoru, yra daugiau, juokinga situacija, pasijuokiant iš mūsų pačių ir aš manau, mes visi esame protingi ir suvokianti žmonės, tačiau versle labai dažnai nutinka, kad mes ieškom pateisinimų, kodėl mums nepasisekė. Ir kaltinti aplinkybės, tokias kaip mokesčiai, kaltinti aplinkybės, tokias kaip ekonominė situacija, ieškoti sąmokslininkų, ieškoti tų sąmokslo teorijų, kurios neleidžia kažkam tai padaryti verslą, aš visuomet sakau apsižvalgyti aplinkui. Nežinot, kaip sakydavo mano senelis, neversk vištų, skristi į pietus. Jeigu pas tavo kaimyną obelis atnešė gerus vaisius, o tavo obelis neatnešė jokių vaisių, tai greičiausiai šudukas sumelė ne obelis ir ne žemė, o tu. Lygiai taip pat yra ir versle.
Jeigu tau vieninteliam nepasisekė ar nepavyko verslo padaryti sąžiningai, jeigu tu neturi įgūdžių, neturi suvokimo ir tau tiesiog nesiseka, nereiškia, kad ir visiems kitiems nepasiseks. Verslas tai yra pati aukščiausiai įmanoma lyderystės forma. Ir darydami verslą žymiai labiau, žymiai daugiau negu bet kur kitur mes turime išmokti, suvokti, kad tik nuo mūsų veiksmų, nuo mūsų suvokimo, nuo mūsų minčių, nuo mūsų mindseto priklauso, kaip mes išjudėsim. Gerbiamasis Renatai, tavo pareiškimas yra labai asmeninis. Ir aš jį vertinu, aš jį gerbiu. Aš gerbiu žmogų turinti savo nuomonę, aš gerbiu žmogų galinti išreikšti savo nuomonę. Tačiau absoliučiai su tavim nesutinku. Pirma priežastis, dėl ko aš su tavim nesutinku, visiškai nesąžininga ir neteisinga kalbėti už visus. Jeigu tau asmeniškai su verslu nepasisekė, jeigu tu neradai asmeniškai pats būdų, kaip padaryti verslą sąžiningai, greičiausiai problema yra tavyje, ne visuose kituose. Kitas dalykas, o kiek verslininkų tu pažįsti? Na, 10, 20, 30, 50, 100. 100 smulkių verslininkų, kuriems nepasisekė verslo padaryti sąžiningai, na, tai nėra tiek daug. Greičiausiai visgi tavo patirtis ir tavo duomenys yra pakankamai maži. Greičiausiai tu savo mintimis daliniesi tik iš savo asmeninės patirties. Todėl tokį skambų pareiškimą sakyti, na, yra pakankamai neteisingai. Nes aš iš savo patirties visgi kartojusios turbūt, nežinau, kelintą jau kartą, kaip ir kitose savo video, verslo konsultavime aš dirbu nuo 2002 metų. Ir iš tikro, nesimaivydamas, nebandydamas savęs kažkaip išaukštinti, aš drąsiai galiu pasakyti, kad teko susidurti su daugiau negu 1000 įmonių, ženkliai daugiau negu 1000 įmonių. Teko susidurti su absoliučiai įvairios kategorijos, įvairios veiklos, įvairaus dydžio įmonėmis. Ir žinokit, aš mačiau tų įmonių dokumentus, popierius, visas buhalterijas. Na, man tai reikėjo, kad padėčiau jiems arba pritraukti investicijų, arba suvokti įmonės procesus. Ir tikrai žinau, kad didžioji dalis įmonių, ypač sėkmingų įmonių, veikia sąžiningai. Nes veikiant nesąžiningai, tavo kelias bus trumpas. Veikiant nesąžiningai, anksčiau ar vėliau tu paslysi, veikiant nesąžiningai, tu padarysi klaidų, tu atsidursi veidų prieš įstatymą, tau reikės atsakyti už tavo nesąžiningą veiklą. Ir dažniausiai sąžiningai padaryti verslo neišeina, bent jau iš to, ką aš esu pastebėjęs, dėl 3 paprastų priežasčių. Pirma priežastis tai yra tai, kad didžioji dalis įmonių nesusikoncentruoja į teisingą pardavimų augimą. Neinvestuoja į pardavimų komandas, neinvestuoja į marketingą ir turi pakankamai mažas apyvartas, neišaugina tų apyvartų, linkia kaltinti turbūt klientus, linkia kaltinti rinkas, linkia kaltinti tiekėjus, linkia kaltinti visas aplinkybės, išskyrus savo pardaviminę kompetenciją. Todėl to pasiekoje įmonės nesurenka pakankamai pajamų ir ieško, kaip nusmaukti, nuspausti pinigus nuo ten, nuo kur jiems atrodo būtų geriausia, žinoma, nuo mokesčių. Antras dalykas, dėl ko įmonėm dažnai nepasiseka verslo padaryti sąžiningai, tai yra vėlgi papildomos vertės nesukūrimas savo produktuose, savo paslaugose. Na, normalu, kad norint parduoti brangiau, norint parduoti daugiau, tu turi išsiskirti rinkoje, tu turi būti geresnis, tu turi būti įdomesnis, tu turi būti stipresnis, tavo produktas turi būti įdomesnis visų pirma klientui. Ir tam reikia daug save edukuoti, reikia suvokti, reikia išmokti, užauginti tas vertes. Ir kai tu neturi tos vertės, dažniausiai tu turi parduoti už pačią mažiausią kainą, konkuruoji tik tais kainomis ir tada sakai, žmonės perka tik pigiausius. Ir tai yra neteisybė. Apsidairyk aplinkui, apsidairykite aplinkui. Jeigu tavo, kaip ir esu sakęs jau ne viename video, jeigu tavo veikloje, jeigu tavo konkurentai, bent vienas, bent keli yra padarę veiklą sąžiningai, uždirba daugiau pinigų, geriau parduoda, reiškia, atsakingas žmogus už tavo klaidas yra veidrodyje. Ir trečias dalykas, kodėl nepavyksta padaryti veiklos sąžiningai. Ir tai yra nepriklausomai nuo šalies. Žinot, aš daug laiko praleidžiu ne Lietuvoje ir aš matau įvairių verslų. Ir Europai susiduriu su kitom įmonėm, su kitų šalių įmonėm, kitų įmonių verslais.
Ir galiu pasakyti, kad tie žmonės, kurie ateina su išankstiniu nusiteikimu, išankstiniu mentalitetu, išankstiniam patirtim, išankstiniu mąstymu apie tai, kad verslą reikia daryti nesąžiningai, kad tave smaugia su kažkokiam konspiraciniam teorijom savo galvoj, jie automatiškai save užprogramuoja, kad jie darys verslą tik tais tą kryptim. Ir aš manau, vienas iš svarbiausių dalykų, kuris padėtų išspręsti visas tas problemas, tai yra edukacija. Taip dažnai mes taip smarkiai dirbam, kad neturim laiko uždirbti pinigų. O tam, kad uždirbti pinigus, reikia mokintis, reikia tobulėti, reikia investuoti laiką, investuoti dėmesį, investuoti pinigus čia. Investuoti pinigus ten, kur ateityje jums duos daugiausia suvokimo ir žinių. Todėl, kiekvienam iš jūsų noriu palinkėti, nekaltinti aplinkybių dėl to, kaip jums sekasi. Ieškokit sprendimo, investuokit į save. Taigi ačiū jums už dėmesį ir pasimatysim greitai.